Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Šios savaitės sekmadienis yra Dievo žodžio sekmadienis. Ta diena primins, kaip svarbu dar geriau pažinti Evangeliją ir dažniau ją paimti į rankas – maldai. Būtent toks yra ir šios tinklalaidės Šurmulys su Jėzumi tikslas. Norime tik vieno – padėti asmeniškai melstis su Evangelija. Atpažinti save Evangelijose. Suprasti, kaip Evangelija kalba apie mūsų gyvenimą. Labai svarbu gerai pažinti šventąjį raštą. Nepažinti raštų reiškia nepažinti Kristaus, sakydavo šventasis Jeronimas. Jei norime pažinti Kristų, Jėzų Kristų, turime skaityti šventąjį raštą, visų pirma Evangeliją. Evangelija yra tarytum filmas. Skaitydami Evangeliją išgirstame Jėzaus žodžius ir pamatome Jėzaus veiksmus. Skaitydami Senąjį testamentą girdime pranašystes apie Jėzaus atėjimą, apie jo misiją išgelbėti Izraelį, išrinktąją tautą ir visą žmoniją. Suprantame, kokia Jėzaus misija pasaulyje. Neturime kito kelio giliai pažinti Jėzų, kaip tik šventasis raštas ir malda, be abejo. Kas nepažįsta šventojo rašto, nepažįsta Jėzaus. Ir ne tik. Kas nepažįsta šventojo rašto, greičiausiai nelabai pažįsta savęs. Šventasis raštas ne tik kalba apie Jėzų, bet ir apie mane, apie tave. Evangelija kalba apie mūsų gyvenimą. Išmokti melstis su Evangelija yra didžiulis turtas. Jis labai padeda gyventi. Žmonės, kaip žinia, atpažįsta save didžiose literatūros kūriniuose. Štai vienas žmogus pasakojo, kaip save atpažino dieviškojoje komedijoje, vienoje poemoje, parašytoje labai senai, prieš 700 metų. Tasai žmogus dalinosi savo istoriją. Jo vardas buvo Franko, mums neįprastas itališkas vardas. Jis buvo vyriausias iš visų vaikų. Patyrė nelaimę, kai jam sukako 13 metų, jo tėtis numirė. Tai buvo iššūkis, ne tik dėl skausmo dėl tėvo mirties, bet taip pat ir dėl ekonominių sunkumų, su kuriais susidūrė jo šeima. Šeima buvo gausi. Dauguma vaikų tebebuvo labai jauni. Franko buvo vyriausias sūnus ir būtent jam teko eiti, dirbti ir taip prisidėti prie šeimos išlaikymo. Iš miestelio, kuriame gyveno, jis persikėlė į artimiausią miestą. Apsigyveno restorane, kuriame įsidarbino, toli nuo savo šeimos. Labai jaunas, 13 metų, jautėsi labai vienišas, o ir darbas buvo varginantis. Vieną naktį prie restorano privažiavo sunkvežimis pilnas maisto produktų restoranui, kuriame dirbo šis vyrukas. Atvažiavo pavėlavęs, būtent dėl to prisistatė taip vėlai. Savininkas pažadino Franko ir paprašė padėti iškrauti sunkvežimį. Jis atsikėlė iš lovos ir nuėjo padėti. Jam tai buvo viena sunkiausių naktų. Toli nuo šeimos, toli nuo namų, užkluptas netikėto sunkaus darbo, vidury nakties. Franko net ėmė verkti. Bet staiga jam į galvą atėjo viena poemos eilutė, kurią jis visai nesenai buvo išmokęs mokykloje. Mokėsi Dantės Rojų, tą labai garsų literatūros kūrinį. Ta eilutė, kurią jis prisiminė, skambėjo taip, lietuvių kalba. Patirsi tu, kokia yra karti, klajūno duona, kaip apsunksta pėdos, bekopiant laiptais svetimais tremty. Jam jaunam vaikinui
lyg nušvito akis. Šis poetas Dantė rašė apie mane, galvojo jis. Ir iš tikrųjų, Dantė buvo ištremtas iš savo gimtojo miesto, Florencijos, visai kaip Franko, kuris dabar buvo priverstas gyventi toli nuo šeimos. Dantė rašė, kaip sunku kilti ir leisti svetimais laiptais, valgyti svetimą duoną. Ir būtent tai tą akimirką darė Franko. Jis žingsniavo laiptais, iškraudamas tuos įvairiausius produktus iš sunkvežimio ir tempdamas viską į rūsį. Poetas kalba apie mane. Ir Franko liūdesio ašaros virto džiaugsmu. Poetas kalba apie mane. Tai jam buvo didžiulis atradimas. Tai pakeitė to žmogaus gyvenimą. Nuo tada Franko ėmė gilintis į literatūrą, skaityti. Laikui bėgant tapo mokytoju, žinovu, vedė televizijos laidų ciklą apie tą Dantės dieviškąją komediją. Jo gyvenimas pasikeitė po to, kai pats save atpažino tame labai senai, prieš 700 metų parašytame literatūros kūrinyje. Suprato, kad poema kalba apie jį. Panašiai, Evangelija kalba apie mūsų gyvenimą, bet dar daugiau. Jeigu atidžiai skaitome Evangeliją, jei skaitome melsdamiesi, galime atrasti, kad mes patys tarsi išgyvename tai, apie ką skaitome Evangelijose. Ne tik, kad Evangelija kalba apie mūsų gyvenimą, Evangeliją mes išgyvename. Tai suprasti ir patirti, žinoma, yra Dievo dovana, malonė. Šventieji, tie žmonės, kurie gyveno labai arti Dievo, tai patyrė. Bet tai galime patirti ir mes, paprasti žmonės. Tam yra keletas žingsnių. Tarsi savitas metodas, apie kurį kalba šventasis Josemarija Escriva. Patariu, kad melsdamasis įsijaustum į Evangelijos pasakojimus, lyg pats būtum jų dalyvis. Ir po to duoda keletą žingsnių. Pirmiausia, įsivaizduok sceną ar slėpinį, kuris padės susikaupti ir nugrimsti į apmąstymus. Paskui pagalvok ir prisimink kokį mokytojo gyvenimo bruožą. Pavyzdžiui, jo sugraudintą širdį, nuolankumą, tyrumą, tėvo valios vykdymą. Paskui jam papasakok, kaip tu dažniausiai elgiesi panašioje situacijoje. Kas tau atsitinka dabar? Būk atidus. Gal jis norės tau ką nurodyti, patarti. Ir bus vidinių įkvėpimų, atradimų, priekaištų. Pirmiausia, visų pirma surasime keletą minučių maldai. Atsiversime Evangeliją, knygą, galbūt programėlę telefone, galbūt šį šurmulio su Jėzumi tinklalaidės audio įrašą. Bet ką, kas padėtų susikaupti ir įsijausti į kurią nors situaciją. Kaip Jėzus pagydo ligonius, kaip jis renka mokinius būti apaštalais, kaip prisiartina prie tų, kurie laikomi nusidėjėliais ir yra visų atmesti. Susikaupę, apmąstysime, kas labiausiai patraukia dėmesį. Kiekvienas žodis ir kablelis Evangelijoje reikšmingas, bet ypač dažnai pastebėsime Jėzaus gailestingumą, artumą, švelnumą. Pastebėsime Jėzaus raginimą būti tvirtai sunkumuose, turėti pasitikėjimo Dievu. Tada, kai aplinkybės regis klostosi nepalankiai, prastai, arba kai kyla nesusipratimų ar nesutarimų. Pagaliau pagalvosime, o kaip aš pats reaguoju panašiose situacijose. Ir tada bus už ką padėkoti. Daug dalykų esame išmokę iš Jėzaus. Anksčiau ar vėliau taip pat turbūt pastebėsime, kad turime ir trūkumų. Ir prašysime maldos metu Dievo pagalbos augti. Labiau pasitikėti Dievu, nepasiduoti nerimui ar blogai nuotaikai. Būti pastovesniais darbe.
vengti to, kas kenkia mano santykiai su Dievu, su šeima, su draugais. Malda su Evangelija keičia gyvenimą. Pamažu pamilstame Jėzų. Jeigu ką nors tikrai mylime, norime apie jo gyvenimą ir charakterį sužinoti viską. Tarsi susitapatinti su mylimuoju. Štai kodėl turime dažnai apmastyti Jėzaus gyvenimą. Nuo gimimo tvartelėje iki pat mirties ir prisikėlimo. Jo gyvenimą reikia labai gerai išmokti, laikyti jį galvoje ir širdyje, kad bet kada, be jokios knygos, galėtume užmerkę akis kontempliuoti jį, matydami viską likine. Ir atsidūrę įvairiausiose gyvenimo situacijose, lengvai prisiminsime mūsų Viešpaties žodžius ir veiksmus. Kartą pora darbininkų pamatė vieną kunigą einant gatve ir skaitant, meldžiantis. Ką jis daro, paklausė jie vienas kito. Ir vienas jų atsakė, jis skaito Jėzaus Kristaus gyvenimą. Duok Dieve, rašė šventas Josemarija, kad tavo elgesys ir kalba būtų tokie, jog visi tave matydami ir girdėdami kalbant galėtų sakyti, jis skaito Jėzaus Kristaus gyvenimą. Duok Dieve, kad skaitytume Jėzaus Kristaus gyvenimą. Duok Dieve, kad kasdien bent 5 minutes tam surastume. Malda su Evangelija. Su ją ateis visa, kas yra gera. Eikime maldos keliu kartu ir šiemet. Jėzaus motinos ir mūsų motinos Marijos vedami už rankos.